pildym dažniausiai kylantis klausimai ir seminaras bus įrašomas, tai vėliau galėsi dar pasižiūrėti. Apie mūsų įstaigą. Pagrindinė veiklos sritis ekologinės gamybos sertifikavimas ir kontrolė Lietuvoje. Ekoagros yra vienintelė kontrolės institucija Lietuvoje, kurią Lietuvos Respublikos vyriausybė paskyrė atlikti oficialią kontrolę ekologinės gamybos srityje. Ekoagros nėra teisės aktų leidėjas, taip užtikrinamas pamatinio efektyvios kontrolės principo įgyvendinimas, reikalavimus teisės aktais nustatančios ir jų laikymasi prižiūrinčios institucijos yra skirtingos. Pranašumai, veiksmingumas, renkami bei panaudojami veiksmingai kontroliai būtini duomenys informacijai iš kitų veiklos institucijų. Patikimumas vartotojui, veiksminga nešališkos trečios šalies kontrolė yra pagrindinė vertė ir garantija pirkėjui. Ekonominė nauda, Ekoagros yra nepelno siekianti organizacija. Ekoagros veikla nuolat tikrinama ir vertinama. Tai atlieka Europos komisijos, Žemės ūkio ministerijos, centralizuoto audito skyriaus, MMA, nacionalinio akreditacijos biuro, išorinio finansinio audito įmonių ir kitų institucijų. Vidaus kontrolės kokybės ir nešališkumo sistema. Ekoagros darbo kokybę, efektyvumą ir nešališkumą užtikrinančios pagrindinės vidinės taisyklės yra kokybės vadovas ir vidaus kontrolės sistema, antikorupcinė vadybos sistema, etikos elgesio kodeksas, viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo bei nulinės dovanų politikos nuostatos, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programa ir kitos. Ekoagros klientų anoniminės 24 metų apklausos duomenimis įstaigos darbuotojų darbą labai gerai vertina apie 92% veiklos vykdytojų. Reikalavimus nustatantys teisės aktai. Nuo 22 metų sausio 1 dienos Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, pradėtas taikyti Europos parlamento ir tarybos reglamentas 2018/848, kuriuo yra nustatomi ekologinės gamybos principai ir taisyklės, kuriomis reglamentuojama ekologinė gamyba. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos parengtos ekologinės gamybos taisyklės, kuriuose apibrėžiamas tam tikrų reglamentų nuostatų įgyvendinimas. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos parengtas ekologinės gamybos žurnalas. Visų teisės aktų aktualias redakcijas galite rasti nurodytų adresų mūsų internetinėme puslapyje. Ir sertifikavimo sistema. Tai pagrindinis, iš ko susideda, tai yra veiklos vykdytojas pateikia mums nustatytos formos deklaracijos. Kontrolės institucija, tai yra mes, priimame sprendimą dėl pateiktų dokumentų, jeigu yra viskas gerai, sudarome sutartį, tada vyksta patikra ūkyje, išduodami dokumentai, sertifikatas ir vykdoma toliau kontrolė iki kitos patikros. Dokumentų pateikimas. Informacija norintiems pradėti ekologiškai ūkininkauti. Pirmiausia, reikia susipažinti su šiam gamybos būdai keliamais reikalavimais ir laikytis prisimtų įsipareigojimų. Reikalavimai ir sąlygos veiklos vykdytojams pageidaujantys sertifikuoti ekologinės gamybos veiklą yra nurodyti dokumentų pageidaujant sertifikuoti ekologinės gamybos veiklą pateikimo viešai įstaigai Ekoagros tvarkos apraše TV 47. Vėliau parodysiu, kurie galit patys rasti ir pasiskaityti. Visų formų aktualias redakcijas galite rasti taip pat mūsų
internetiniam puslapyje, būtent einant per teisės aktai ir formos, pasirenkant formos ir renkantis dokumentų formos ekologinės gamybos sertifikavimui. Tai va čia pirmiausia ir noriu atkreipti dėmesį, kad ne visi naujai pateikiantis dokumentus pateikia naujausias galiojančias patvirtintas šiais metais formas. Iš kažkur dar vis randat, jau kai kurios formos yra pakeistos tas senasias, tačiau mes jas irgi vertinam, jeigu juose, svarbiausia, kad juose yra visa mums reikalinga informacija. Tačiau atkreipiu dėmesį, reikėtų imti iš formų naujausias galiojančias. Informacija norintiems pradėti ekologiškai ūkininkauti jau yra dar aktuali. Informacija tokia, kad iki einamųjų metų paskutinis pasėlių deklaravimo dienos su vėlavimu užpildyti ir Ekoagros pateikti deklaraciją apie planuojamą ekologinės gamybos veiklą. Pagrindinė forma yra F003 ir priedus pagal planuojamą ekologinės gamybos veiklą su originaliu ar elektroniniu parašu. Taip pat paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse nustatyta tvarka pateikti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraišką. Ir šiais metais šitas paskutinė diena yra birželio 23 diena. Tai yra nustatytos formos deklaracijas mūsų randamas į mūsų internetiniam puslapį ir deklaruojant pasėlius užsidėti visas požymius, kad pageidaujat sertifikuoti ar tai laukus ar gyvūnus, tą padaryti reikia iki birželio 23. Pateiktos su einamųjų metų paskutinės pasėlių deklaravimo dienos su vėlavimu einamaisiais metais sertifikavimo dokumentai nebus išduodami. Tai yra pateikus po šitos datos dokumentai nebus išduodami. Laukai, gyvūnai bus traukiami į kontrolę, bet dokumentų neišduosim. Būtina teikiant dokumentus sumokėti deklaracijos vertinimo mokestį. Jis taikomas pirmą kartą registruojant ekologinės gamybos ūkį arba įmonę. Nesumokėjus deklaracijos vertinimo mokesčio, pateikti dokumentai nebus vertinami iki tol, kol jūs nesumokėsit šitos sumos 161,61 eurų. Tai va čia įdėjom pavyzdį, kaip turi būti atvaizduojami laukai, kuriuos jūs pageidaujat sertifikuoti. Tai yra 19 paraiškos, pasėlių paraiškos. 19 stulpelyje turi būti požymis EKS. Tada mes žinome, kad būtent tuos laukus jūs pageidaujat sertifikuoti ir mes juos tikrinsim. Jeigu nėra požymių EKS, šitie plotai lieka įprastiniai ūkio dalyje. Ir mes jų nesertifikuosim. Paraiškoj, bet būtent irgi parodyta yra, kad reikia pažymėti, kad sutinkate perduoti informaciją Ekoagros ir būtinai pažymėti prie pageidaujamos gyvūnų rūšies, ką jūs pageidaujat sertifikuoti. Šiuo atveju pavyzdyje yra galvijai parodyti. Taip, dabar informacija naujam veiklos vykdytojui Vedlys Ekoagros LT svetainėje. Jūs, kai įeinate į mūsų svetainę, jūs matote pagrindinį puslapį ir pažymėjau, per kur galit rasti mūsų pagrindinę informaciją, kas liečia pirminę gamybą. Tai arba spaudžiate po paveikslėlį, kur yra parašyta ekologinis ūkininkavimas šitą vietą, arba žalioje juostoje einate į paslaugas ir paslaugose irgi atsidarius tą, irgi spaudžiate ekologinis ūkininkavimas patį pirmutinį.
Ir vėliau atsidaro kitas puslapis ir jūs spaudžiatės pradedantiems ekologiškai ūkininkauti ir išmeta visą eilę dokumentą, visą informaciją. Tame tarpe, kaip ir minėjau, pačiu pirmutiniu eina tvarka 47. Dokumentų pateikimas ir visą kitą smulkią informaciją galėsit rasti ir pasiskaityti. Dabar tie, kurie norės sertifikuoti tik augalininkystę, turi pateikti deklaraciją apie planuojamą vykdyti ekologinės gamybos veiklą formą F003, išsamus augalininkystės gamybos vienetų ūkio aprašymas forma F003 pasviras.7. Reikės paruošti augalininkystės prevencinių ir atsargumo priemonių planą. Taip pat užpildyti formą F117, tai yra pateikti informaciją apie produkcijos sandėliavimą. Ir veiklos vykdytojo suteikimas dėl dokumentų informacijos apsikeitime elektroniniu paštu užpildyti formą F135. Kurie pageidaus sertifikuoti ir gyvulininkystę. Tai vadinasi, reikia pildyti ir augalininkystės dalį, ir gyvulininkystės dalį, reikalingus dokumentus. Tai čia todėl vėl kartojasi pagrindinė deklaracija F003, augalininkystės išsamus aprašymas F003 pasviras.. Jau gyvulininkystės išsamus gamybos vienetų ūkio aprašymas forma F003 pasviras.. Ir priklausomai nuo to, ką jūs pageidaujat sertifikuoti, jeigu tai yra galvijai, arkliai, avys, ožkos, tai reikia pildyti formą F003 pasviras.8 pasviras.1. Jeigu pageidautumėt sertifikuoti paukščius, tai tada pildytumėt F003 pasviras.8 pasviras.2. Va tokiu principu, tai ką jūs pageidaujat sertifikuoti ir atitinkamai tokią formą ir pildytumėt. Taip pat sertifikuojant gyvulininkystę reikia pateikti ir augalininkystės, ir gyvulininkystės prevencinių atsargumo priemonių planus užsipildžius. Ir taip pat apie sandėliavimą forma 117. Ir lygiai tas pats yra apie sutikimą dėl dokumentų informacijos apsikeitimo elektroniniu paštu forma 135. Užsiregistruoti valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje pagal bendruosius ES teisės aktų reikalavimus pagal vykdomą veiklą. Pašarų ūkio subjektų registre, maisto tvarkymo subjektų sąraše ir kituose. Tai yra, jeigu jūs sertifikuosit žoles ir javus, jums reikės pašarų ūkio subjektų registre būti registruotiems. Jeigu norėsit sertifikuoti daržoves, bulves, uogynus, sodus, tai jums tada reikės dar būti registruotam maisto tvarkymo subjektų sąraše. Apie patį sertifikavimą. Perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio skaičiavimas yra svarbus tuo, kad ekologinis statusas nėra užkart suteikiamas, yra taikomas pereinamasis laikotarpis. Tai todėl perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo paraiškos pateikimo datos. Perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio pagamintais produktais negali būti prekiaujama kaip ekologiškais produktais. Tai kaip prieš tai ir minėjau, kad pirma turi būti pereinami laikotarpiai ir tik vėliau produkcijai, kai yra suteikiamas E-statusas, tik tada galima realizuoti jį kaip ekologišką.
Tam, kad augalus ir augalinius produktus būtų galima laikyti ekologiškais, reikalavimų turi būti laikomasi sklypuose bent 2 metus iki sėjos. Pievų ir daugiamečių pašarų atveju bent 2 metus iki jų naudojimo, daugiamečių kultūrų išskyrus pašarus atveju bent 3 metus iki pirmojo ekologiškų produkto derliaus. Čia yra sudėtas pagal kokį reglamento, būtent 8.4.8 antro priedo 1 dalies bendrieji reikalavimų 1.7 punktą perėjimas prie ekologinės gamybos. Pagal šį nuostatas yra ir taikomi pereinamieji laikotarpiai. Šitoj skaidrėj yra įdėtas tas pats paaiškinimas, tik tai galbūt kitiems yra vizualinis paprasčiau suprast. Jeigu taip grįžčiant į pirmą, tai būtų vienmečiams pasėliams, daugiamečiams žolėms yra taikomas 24 mėnesių pereinamasis laikotarpis, o daugiamečiams augalams, vaisiams, uogynams, sodams ir daugiamečiam daržovėms yra 36 mėnesių pereinamasis laikotarpis taikomas. Tai vadinasi, javai gali būti jau 3 metais turėti ekologišką statusą, o sodų ar uogynų tik tai 4 metais. Tai vėliau bus šitie seminaras paskelbtas internetinė mūsų puslapį, galėsit pasižiūrėti skaidres dar kartą ir pasinagrinėti. Dabar sustosiu ties šitą vietą ir norėčiau jums pademonstruoti. Tuoj minutėlę. Truputį susidūrėm su trikdžiais. Kantrybės paprašysiu. Ir dabar norėčiau parodyti pagrindinę mūsų, kaip ir minėjau, puslapyje. Jeigu jūs į mūsų svetainę atėję, Agros, jūs matysit tai, ką aš tada įrodžiau. Per paslaugos galit ekologinį ūkininkavimą rast arba per šitą nuorodą jūs atsidaro ir galit matyti pradedantiems ekologiškai ūkininkauti visą tą, kas ir buvo skaidriai, tvarka 47, dokumentų pateikimas ir visa pagrindinė informacija. Dabar gal norėčiau dėl, kaip sakiau, formos. Einat į teisės aktai ir formos renkatės ir tada dokumentų formos ekologinės gamybos sertifikavimui atsidaro. Tai va čia ir yra sudėtos visos mūsų patvirtintos galiojančios formos ir būtų gerai, kad iš čia imtumėt jums reikalingas pildyti formas F003,
0037, 881 ir kitas reikalingas, taip pat 117, 135 ir rasit visas kitas. Grįžtant į pagrindinį tą ekologinis ūkininkavimas puslapį, dėl prevenciniai ir atsargumo priemonių planai, čia jūs galite rasti. Ir kaip minėjau, o jeigu sertifikuosit tik augalininkystę, tai pildot augalininkystei paruoštą tokį jums paruoštuką tą plano, o jeigu ir gyvulininkystę, tai pildot ir augalininkystės, ir gyvulininkystės prevencinius planus užsipildot. Tiesiog reikia skaityti atidžiai, ko yra jūsų prašoma, tame punkte aprašyti ir atsakinėkit į tuos klausimus ir tada tikrai užsipildysit visus punktus. Galiu, kai augalininkystės prevencinį planą kaip pavyzdį atidarysiu ir parodyti. Čia reikia nusimatyti rizikos lygį, koks jis yra, rizikos priežastis ir aprašomoji dalis. Tai vat jūs būtent atsakykite šitos klausimus ir gražiai užsipildysit. Grįžtam į dar norėčiau paminėti, kad nuo dokumentų pateikimo dienos jums reikėtų pradėti pildyti ekologinės gamybos žurnalą. Jūs jį čia rasite ir galite pildyti ir kompiuteryje, kaip jums yra patogiau. tą žurnalą jūs turėsit pateikti patikros metu tikrintojui ir jis yra pildomas pastoviai, tam tikros lentelės irgi pasižiūrėsit, kurios reikalingos tik augalininkystėje pildyti ir kurios yra kai gyvulininkystė, tai atitinka augalininkystės ir gyvulininkystės lentelės pildosi. Jeigu dabar einam į tą pagrindinę formą F003, su kuo susidurėm čia? Viskas yra jums smulkiai paaiškinta, aprašyta, ką reikia rašyti į pilkame fone į šalia esančią paliktą vietą. Manau, kad ties šitom labai neapsistosim, tiesiog adresus visą informaciją galit tikrai susirašysit, registracijos adresas irgi paaiškinta yra korespondencijos adresas, kokį nurodyt. Jeigu buhalterinių dokumentų laikymo adresas, manau, kad tai yra tikrai viskas aišku. Dabar yra gamyba, norėčiau vykdoma veikla, ties čia sustot truputį. Jeigu jūs sertifikuojat augalininkystę, jūs žymit gamybą ir augalininkystę. Taip pat, jeigu atliekat sandėliavimą, pažymit sandėliavimą, jeigu realizuojat užaugintą produkciją, pažymit platinimas, pateikimas į rinką. Kai sertifikuojama ir gyvulininkystė, tai žymint gamybą, augalininkystė, gyvulininkystė, sandėliavimas, platinimas, pateikimas į rinką. Čia dar yra šita forma ir perdirbimą, jeigu kažkas norėsit, ar dar kažkokias kitas formas, jūs atitinkamai ten pasižymėsit ir yra jums nuoroda dar į ką reikėtų dar kokias formas pildyti. Dabar produktų kategorijos. Irgi būna, susidurėm, kad nelabai supranta žmonės, ką reikia pažymėti. Tai yra A dalis. Tai yra, kai sertifikuojama augalininkystė ir gamybos metodas yra žymimas taip. Jeigu ūkyje bus sertifikuojami laukai ir pagal ekologinę gamybą ir bus įprastinės dalies laukų, tai tada reikia žymėti ekologinę gamybą kartu su neekologinė gamyba.
Jeigu visą ūkį planuojat visus laukus sertifikuoti, tai jūs turite žymėti gamybą perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiu. Kai gyvulininkystė dar kartu norėsit sertifikuoti, tai pažymit ir A dalį užpildot gamybos metodus ir ties B punktų lygiai taip pat užpildot ekologinį gamybą kartu su neekologinė gamyba žymimi tada, kai jūs jeigu sertifikuosit galvijus ir nesertifikuosit vištų, sakykime. Tai va čia pažymėsit, kad reiškia yra jūsų ūkyje ir neekologinė gamyba. Jeigu pas jūs yra tik tai galvijai ir juos sertifikuojat, tada žymit gamybą perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpį. Daugiau čia neaktualu yra informacija apie jūsų vykdomą veiklą. Tai čia ir nurodysit augalininkystė, gyvulininkystės tie adresai pagrindiniai, viskas, kurioj vietoj kas yra. Informacija apie veiklą jums vykdys subrangovai, kurią vykdys jums subrangovai. Jeigu tokie tokie bus, įrašysit, jeigu tokių nėra, dar noriu akcentuoti ir parašyta yra po pavadinimu, kad nepalikit tuščių vietų, kur nereikia pildyti, dėkit brūkšnelį, kad mes žinotumėm, kad jūs tikrai įsivertinot šitą punktą ir pas jūs to nėra. Tai tada nepalikat dedat brūkšnelį. Ir kaip ir minėjau, tada apie tuos registrus 2 ir ten buvo parašyta, kad ir kiti registrai. Tai va, čia yra išvardinti visi yra nuorodos į tuos registrus ir jūs atitinkamai, ko jums reikia, ką jūs sertifikuojat, jūs turit būti ir registruoti tam tikrose registruose. Fitosanitariniam registre turi būti registruoti, kurie augina bulves, sodus, uogynus. Jeigu yra auginama dauginamoji medžiaga, vadinami liaudiškai sėklininkai, jie turi būti šitam registre registruoti juos ir pažymite, ar esate, jeigu registruoti taip, tai tada apačioj prie numeris nurodot to registro numeriuką savo. Pridedamų dokumentų sąrašas, manau, visi puikiai susitvarkysit. Sertifikavimo darbų sutarties pasirašymo būdas. Jeigu dabar yra taip klausimas, sertifikavimo darbų sutartį pageidauju pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu. Tai jeigu jūs norėsit sutartį pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu to parašu, žymite taip. Jeigu jūs norėsit gauti sutartį popierinę, kad pasirašyti fiziškai, tai žymite ne. Tokiu atveju, jeigu bus pažymėta ne, jūs gausite popierinę paštu 2 sutartis, abi pasirašot, vieną pasiliekat savo, o kitą siunčiat per 30 dienų mums atgal į įstaigą. Ir tai gavę jūsų sutartį mes laikom, kad tikrai mes su jumis dirbsim ir visi darbai toliau tęsis. Ar sumokėtas deklaracijos vertinimo mokestis? Tai čia ir, kaip ir minėjau, yra privaloma šitą mokestį sumokėti ir jeigu jo kol nesumokat, mes nevertinam šitų dokumentų. Ir įsipareigojimai pasiskaitot ir pasirašo. Tai va čia yra ta pagrindinė deklaracija. Ir tada einam prie kitos skirtos augalininkystės daliai deklaracijos, kai yra sertifikuojama augalininkystė būtent. Ekologinės gamybos adresą nurodot, surašot, kaip yra komentarė, įrašykite sertifikuojamas vietovės, sertifikuojamo ploto mažėjimo tvarka. Jeigu yra kelios, įprastinės gamybos adresas, jeigu bus įprastinių laukų, irgi dar kažkokį, tai pat irgi čia surašot informaciją, pažymit, įrašot plotus.
Jeigu yra ekologinės gamybos plotas, kiek hektarų jūs planuojat ūkininkauti pagal ekologinę gamybą. Prie įprastinės gamybos, jeigu bus įprastinė dalis, tai irgi atitinkamai eilutėje ar ties žolėm, ar ties sodu, ar daržovėm, nurodot, kiek tai bus įprastinė dalies, ką auginat, kokia ekologinė apsaugos ir tada susumuojat 5 stulpelį bendras plotas ir taip pat lygiai taip pat kiekvienas stulpelis iš viso apačio ir šalia pažymėt, kokią gaminat. Čia yra priminimas dar juodom raidėm jums parašytas, kad reikia deklaruojant pažymėti, uždėti kodą EKS, nepamiršti būtinai paraiškoj. Ir manau, toliau irgi nėra didelių problemų, kiek matoma, visi pakankamai gerai čia užpildo tuos punktus. Kaip ir minėjau, 3.3, 3.4 ar 3.5 punktai. Skaitykite, kas yra parašyta skliausteliuose, atsakykite į šitos klausimus ir tikrai puikiai užpildysit visus punktus reikalingus. Dabar, kaip ir minėjau, 4.1 yra parašyta, kad reikia pateikti formą 117 informaciją apie sandėliavimą, kur jūs planuojat kokią produkciją sandėliuoti ir kaip jūs ją sandėliuosit. Taip pat produktų laikymo sandėliavimo aprašymas, yra pakankamai vietos palikti čia viską surašyti, arba jeigu norit, tikrai galit, lygiai ta pati informacija yra formoje 159. Taip pat tokia pat situacija yra 4.3 punkte, produktų priėmimas iš kitų veiklos vykdytojų ar kitų vienetų aprašymas. Skaitykit, atsakinėkit ir puikiai užpildysit. Taip pat ir 4.4 produktų pakavimo ir vežimo kitiems veiklos vykdytojams ar į kitus vienetus aprašymas. Savikontrolė. Tai va čia savikontrolė, tai yra tie prevenciniai planai, apie kuriuos aš minėjau, tai yra augalininkystės produkcijos auginimo ir sandėliavimo laikotarpyje galimos rizikos įvertinimas. Jeigu užsipildot šitą prevencinį planą, uždedate taip. Ir 6 yra ekologinėje gamyboje neleistinų produktų panaudojimas. Tai jeigu iki dokumentų pateikimo jūsų laukuose kažkur buvo naudotos trąšos, sintetinės augalų apsaugos priemonės ar dar kažkas, tai jūs turėtumėte iš tikrųjų čia surašyti, kuriam lauke, kada, kokie produktai buvo panaudoti, kurie yra ekologijoje neleistini. Tai yra dėl jūsų paties ateityje, jeigu kartais kiltų kažkokių tai nusiskundimų ar būtų gaunamas skundas ar dar kažką, mes žinotumėm, kad tai buvo padaryta iki pateikimo ar ten kažkokie likučiai, jeigu dar yra, tai jums yra naudinga, manau, nurodyti šią informaciją. Jeigu nebuvo nieko naudota, dedat brūkšnelį. Ir pateikti dokumentai, viskas kaip ir čia aišku. Tada yra sertifikuojantiems gyvulininkystę. Pagrindinė šita išsamus aprašymas gyvulininkystės, forma F003-8. Čia jūs pažymėt, kokią gyvūnų rūšį jūs pageidaujat sertifikuoti, kokį produkciją planuojat gaminti. Tai čia ilgai neapsistosim. Šitos ar neekologinės gamybos vienetai yra laikomi nesertifikuojami gyvūnai. Tai jeigu pas jūs pageidausiat, kaip ir minėjau, sertifikuoti galvijus, tai jūs pažymit 2.1 punkte, kad prie galvijų iksiuką, o 2.2 punkte, jeigu turite nesertifikuojamų vištų, parašot čia, kad taip, ir nurodot, kad tai yra vištos ir jų skaičių.
Tai yra aktualu tam, kad sertifikuoti gyvūnai negali būti laikomi kartu su nesertifikuojamais gyvūnais. Jie turi būti laikomi atskirai. Tai turit įsivertinti šitos dalykus ir laikyti atskirai. Ar tuos vienam tvarte nesertifikuotos vištos su galvijais negali būti. Vištas teks iškelt kažkur į kitą patalpą. Apie organinės trąšas taip visi atsako, gyvūnų sveikata irgi nekyla problemų niekam pildant savikontrolę. Tai va čia yra apie gyvulininkystės tą prevencinis planas, jeigu jis yra užpildytas, rašote taip, jeigu neužsipildėt, rašot ne, bet vėliau vis tiek reikės užsipildyti. Pašarai. Čia toliau kaip ir viskas. Tai kaip ir, jeigu būtent dokumentų pateikimas, čia yra 3 tos pagrindinės. Bet kaip ir minėjau, gyvulininkystę sertifikuojant neužtenka tik tai formos F003/8. Reikia pagal sertifikuojamą grupę dar vieną užpildyti formą ir jau tada jau tikrai čia neberasit, tai turit eiti teisės aktai ir formos, kai dar sykį čia įeisim ir jeigu vat, mes sertifikuojam galvijus, avis, ožkas ar arklius, mes turim pildyti formą F003/8/1. Tai jau čia dabar irgi pažymit, kurią grupę, jeigu tai yra galvijai, ties galvijais. Ir trečiam punktas yra gyvūnų įsigijimas. Ar planuojate įsigyti neekologiškai augintų gyvūnų? Tai pažymit taip arba ne. Tai jeigu taip, tai irgi vat, turėtumėt nurodyti, kiek dar planuojat įsigyti, jeigu nespėjot suformuoti bandos pilnai. Gyvūnų laikymas tvartiniu laikotarpiu. Nurodysit adresą, visą, kur tas jūsų yra tvartas, ar gal keli tvartai yra. Tai va čia surašysit ir 4.2 punkte. Čia reikia supildyti viską uždarų gyvūnų laikymo patalpų aprašymas. Jeigu laikysit tvarte, tai vat ir turit būtinai čia supildyti, koks tenka plotas vienam gyvūnui, laikymo būdas ir visa kita. Tos irgi pakankamai yra ir žvaigždutės, po apačia paaiškinimai, ką tai reiškia. Toliau kažkokių irgi problemų nėra, tikrai visi užpildo tvarkingai šitos punktus, skaitykit ir tikrai pakankamai aiškiai yra. Tai čia būtų trumpai taip ir jeigu, sakykime, norit sertifikuoti tik paukščius, tai jūs teikdami formą F003/8, kaip ir minėjau, tada turit pateikti formą F003/8/2. Tai šitoje vietoje irgi skaitot atidžiai ir vis tiesiog yra pakankamai aiškiai aprašyta ir reikia užpildyti tas formas. Jų nėra, čia daug tų klausimų, bet informacija pagrindinė apie, kad susidarytumėm, kokia situacija pas jūs yra ūkyje, ar jūs esate tikrai susitvarkę, pasiruošę, galbūt kažkur dar kažko nepasidarę, tai parašysim paskui pastabose, kad kažkur kažką dar reikia padaryti. Tai vat būtų kaip ir tokie pagrindiniai dalykai, trumpai perbėgant, kokius dokumentus reikia pildyti, ką juose žymėti ir
Mm. Mm. Dabar norėčiau. Dar klausimai. Gal yra, tuoj pasižiūrėsim. Taip. Į užduotus klausimus. Klausimas dėl formos F003 pasviras brūkšnelis 8. 1,1 punkto planuojamos gamybos produkcijos per metus apimtys. Auginame mėsinius galvijus, ką reikia įtraukti į tą planuojamos gamybos produkcijos punktą, tai yra galvijų skerdiena ar prieauglis gimę veršiukai, telyčaitės, ar iš išorės įsigyti galvijai bandos papildymui ar parduoti gyvi gyvūnai. Taip. Čia yra pateikiama šitoje formoje planuojama gamybos produkcija per metus. Ir prašoma nurodyti tonomis. Tai pirminiai gamybai tai yra daugiau gyvų gyvūnų pardavimas, tai yra kiek maždaug jūs, kokiu svoriu gyvūnus galvojat, kad galit užauginti ir tais metais realizuoti ar per metus, kiek jūs maždaug to gyvo svorio realizuojat gyvūnų. Nes tai yra prognozė. Aišku, kiekvienais metais gali keistis šitie dalykai, bet dabar tiesiog pirmam pradžiai įrašo, pažymit ties tuo punktu, kokia yra prognozė jūsų. Daugiau klausimų? Ar yra daugiau kažkokių klausimų? Sveiki, gal galėtumėte plačiau papasakoti dėl NKP reikalavimų? Steigiamas naujas ūkis, bus teikiama naujojo ūkininko paraiška, planuojama auginti šitakį, grybus, pipirmėtes ir bijūnus. Perdirbimas, pipirmėčių hidrolatas. Dėl NKP tai negaliu papasakot, nes čia yra pirminės gamybos, kas liečia būtent ekologinį sertifikavimą ir jų dokumentų pildymas. Apie NKP jūs galite pasiteirauti, mūsų kontaktuose yra nurodyta susirasti, šiuo metu dirba Gintarė Lukševičienė, tai jai pasiskambinę ir jūs pakonsultuos, kas liečia NKP reikalavimus visus. Taip pat yra vedami mokymai, tai pasižiūrėkit mūsų puslapyje, gal jau yra įkelti kažkokie skaityti mokymai, o gal dar ir planuojami ateityje. Tai bet tai pirmiausia, tai pasiskambinkit, tikrai kontaktuose rasit Gintarė Lukševičienė, telefono numerį ir jums viską detaliai papasakos ten. Dar gal klausimų?
Ar galima sertifikuoti dalį savo laikomų bičių šeimų, ne visas turimas? Jei taip, ar vienoje teritorijoje jas galima laikyti, ar produkciją galima laikyti tame pačiame sandėlyje, produkciją tiesiog atskyrus nuo nesertifikuotos. Apie bites taip pat negaliu papasakot, tai irgi nukreipsiu pas Gintarę. Skambinkitės, nes būtent jie sertifikuoja ir bites, ir NKP visas šitos. Tai aš negalėčiau jums atsakyti šitos klausimus. Taip pat klausimas dėl plotų deklaravimo. Bendras ūkio plotas 5 hektarai, 2 iš jų pievos, ar jas traukti į ekologinius plotus. Tai jeigu dabar jūsų čia yra apsisprendimas, ką jūs sertifikuojat, man truputį kaip ir trūksta tos informacijos. Jeigu galit, parašykit, ar jūs ir tik augalininkystę planuojat sertifikuoti, ar ir gyvulininkystę. Planuojama auginti šitakį, grybus, pipirmėtis, pipirmėčių hidrolatas, perdirbimas. Čia dėl eglės atsakymo to, tai grybus, pipirmėtės ir bijūnus jūs norit kaip NKP ar kaip ekologinis? Šitoj vietoje yra neaiškumas tada. Gal galima aš įsijungsiu mikrofoną? Tai aš atvirai pasakius dar irgi nežinau, aš galvau, kad čia yra vienas kito papildymas, nes dar iki galo neįsigilinau. Galvau, kad galima ir kaip ekologinį ūkį, ir NKP dar yra kažkokie papildomi reikalavimai, tiesiog jie šalimais eina. Bet kaip dabar suprantu iš jūsų suglumimo, kad tikriausiai ne, čia yra 2 atskiri dalykai. Taip, NKP sertifikavimas ir ekologinės gamybos sertifikavimas yra 2 atskiri dalykai ir yra skirtingi reikalavimai. Ekologinė gamyba tai yra ekologinės gamybos taisyklės, yra reglamentais vadovaujamės, o NKP yra specifikacijos ir ten jau yra kiti reikalavimai, jie skiriasi. Todėl, kaip sakoma, čia jūs turite išsigryninti, ką jūs norit pagal kurią sistemą sertifikuoti. Ar kaip ekologiškus, kad būtų produkcija, ar kaip NKP, nes, kaip žinant, NKP auginant yra leidžiami tam tikros trąšos ar apsaugos priemonės, bet mažesniais kiekiais, ten jau yra kita sistema. Ekologijoje jokių tręšimų ir purškimų neleistinom medžiagom negalim. Aišku, supratau. O dabar dėl tų pievų. Nu, tai vat, ar verta tuos plotus traukti, aš nežinau, bet šitoje vietoje. Nes, na, tarkim, bijūnų bus 30 arų, pipirmėčių 10 arų ir, na, šitakį grybai, ar ne? Ir tada, vat, 2 hektarai pas mums yra tų ilgamečių pievų. Tai ar jas traukti čia kaip irgi, ar kaip apsauginė ta buferinė zona, nes, nu, realiai net ir gaunasi ten tie 2 hektarai nuo kitų ūkių su tom pievom atskirti. Dabar kitas klausimas, ar jūs planuojat kažkokią gauti produkciją iš tų pievų, šieną, šienainį, ir kaip jūs realizuosite tą dalyką? Ne, realiai mes, nu, bent jau pastarosius kelius metus mes tiesiog su mulčeriu nušienaujam ir paliekam ten. Nu, tai čia jau šitoje vietoje, jeigu jūs produkcijos negaunat, tai tada tiesiog nežinau, ar jums verta šitoje vietoje tą daryti, sertifikavimą šitų pievų. Čia jau jūs turite apsispręsti, nes jeigu nėra gaunama produkcija, jūs niekur toliau nieko
Svarbiausia yra, kad ekologiniai daly, sakykime, ir įprastiniai daly nebūtų auginami tie patys produktai, kad nebūtų, kaip mes sakom, paralelinės produkcijos. Mhm. O vat, kur jūs anksčiau ten rodėt apsauginės zonos, ar ne? Gal galėtumėt pakomentuoti irgi tos apsauginės zonos, kokios yra skaitomas nuo pasėlių ploto, ar ne? Tai apsaugos juostas rekomenduojam įsirengti tiems ūkininkams, kurie yra šalia intensyviai dirbamų ir purškiamų įprastinių laukų, kur naudojama chemija kažkokia, kad neužneštų ant jūsų sertifikuojamų laukų tos chemijos, nes vis tiek ta apsauginė zona bet ir yra tam, kad apsaugotų, jeigu kartais kažkur kažkas tai nedaitų iki to pačio jau ploto. O tas plotas, kokį jį reikia pasilikti, tai vėlgi sakom, kad jūs turit patys nuspręsti, kad būtų ir patogu jums dirbti. Jeigu jūs ten laikysit toje apsaugos juostoje daugiametės žolės ir sertifikuojamuose plotuose daugiamečių žolių nebus, tai tada jūs ir laikot jas tokio pločio, kad ar pagal šienapjovės plotį, kad vieną kartą pravažiavus ar 2 kartus pravažiavus, kad jums būtų ir patogu dirbti, ir kartu jūs... Nu, tai vienu žodžiu, jeigu pas mums yra 2 hektarai pievos, dar upelis ir krūmais apaugęs, tai tikrai tą apsauginę zoną mes išlaikom iki mūsų to kavos. Tikrai šitą vietoj taip. Aišku, dėkui labai. Prašau. Taip, dabar. Sveiki, planuojama auginti žieminius česnakus, dabar yra priešsėli žirniai, kaip tada su deklaravimu ir prašymu dėl perėjimo prie ekologinio. Šiais metais ar kitais reikėtų rašyti prašymą. Tai čia vat ir dabar yra situacija, kada jūs norit pradėti sertifikuotis. Esmė yra tame. Jeigu jūs šiemet pateiksit dokumentus ir sertifikuosit žirnių pasėlį, tai tam laukui jau pradėsis skaičiuotis pereinamasis laikotarpis ir ateityje jisai įgis E-statusą ir greičiau tame plote auginama produkcija turės E-statusą. Kas liečia dabar dauginamąją medžiagą, yra esmė pagrindinė tokia, kad iki dokumentų pateikimo panaudota visa dauginamoji medžiaga yra nevertinama ir nuo dokumentų pateikimo dienos jūs privalot laikytis visų keliamų reikalavimų. Tai yra, jeigu šiemet žirnius jūs jau sertifikuojat, tai žirnių sėklos mes nevertinsim, nes jau bus anksčiau pasėti jie, bet česnakų įsigijimų ta sodinamoji medžiaga, dauginamoji, jinai jau bus vertinama. Skiltelėm sodint, nebent jūs tikrai gaunat ekologišką atestuotą dauginamąją medžiagą, bet tokios nėra, o leidimai ar reikalingi, tai pirmiausia reikia žiūrėti į bendrą leidimą. Ministerija kiekvienais metais patvirtina bendrą augalų sąrašą, kuriems nereikalingas naudojimui įstaigos leidimas. Bet yra išimtis ta, kad ten yra tas leidimas galioja tik sėkloms. Tai vadinasi, jeigu norėsit auginti česnakus ir jeigu tam bendrajam leidime yra valgomasis česnakas, tai vadinasi, jūs galit įsigyti tik sėklytes, jas pasisėt ir iš tų sėklyčių užsiauginti sodinamąją medžiagą ateičiai, taip įsiveisdami, nepažeisdami reikalavimų. Jeigu jūs rudenį sugalvosit ir sodinsit tas skilteles,
tai jau netitiks reikalavimų ir mes jau pagal netitikčių tų vertinimų visų nustatytas gairės jau taikysim privalomas nustatyta netitikimą sankcija ten atitinkama. Tai čia jau yra tam tikri niuansai. O jums, vat, kaip ir minėjau, ten prieš tai skaidrėse buvo parodyta, kad pereinamasis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo deklaravimo dienos. Tai jeigu jūs šiemet pradedat startuoti, tai kada jūs užsideklaruosit, pateiksit dokumentus mums, tada pradėsim skaičiuoti pereinamąjį laikotarpį ir vienmečiams augalams 2 metai pereinamasis laikotarpis, tai vadinasi 24 mėnesiai, o jau paskui greičiau tas statusas ateis. Jeigu jūs kitais metais startuosit, tai nuo kitų metų viskas pradės skaičiuotis. Toliau, auginame mėsinius galvijus, skerdieną naudojame tik savo reikmėms. Iš laukuose auginami daugiamečių žolių, ruošiamas šienas ir šienainis tik savo gyvuliams. Ar reikia registruotis kažkuriame subjektų registre? Pašarų registre bet kokiu atveju jūs turėtumėt irgi būti registruoti. Nes kitu atveju mes vėliau jau nuo 2 metų, pirmais metais dar noriu akcentuoti, kad po kasmetinės patikros, kai išdavinėjam dokumentus, laukams yra ir gyvūnams suteikiami po vienas statusas. Vadinasi, tokio statuso ar tai augalus ar gyvūnus galima realizuoti tik kaip įprastinius. Ir tik nuo 2 metų yra leidžiama produkcija realizuoti kaip perėjimo laikotarpio produkcija ir tokia jau yra įrašoma į sertifikatą. Todėl, jeigu nėra jokio privalomuose šituose registruose registruoti žmonės, tai mes tada negalim įrašyti jau leidžiamos realizuoti produkcijos į sertifikatą. Tai manau, tai yra, be to tai yra, reikia atitikti bendruosius reikalavimus dėl registrų. Tai mano atveju pipirmėtės bijūnai šitakiai, tada verčiau viską pasisodinti ir tik tada pildyti dokumentus sertifikavimą, kad nereikėtų sodinti ekologiškų sodinukų. Galit ir taip daryti. Čia jau yra tokia nuostata. Jeigu jau ateina apsėti tais laukais, tai dauginamoji medžiaga nevertinama. Jeigu jau po dokumentų pateikimo yra kažkas siejama, tai jau turi būti laikomasi visų nustatytų reikalavimų. Ir ateityje taip pat reikės laikytis su nustatytų dauginamai medžiagai, jos naudojimui reikalavimų. Dar klausimų? Kaip ir nebėra. Klausimų nebėra. Tai tada norėčiau padėkoti visiems už dalyvavimą. Ir jeigu kils kažkokių klausimų ateityje, mūsų internetiniam puslapyje kontaktuose rasit, yra visų darbuotojų skelbiami telefono numeriai ir viską, ar elektroniniai paštai, galit skambinti, teirautis, atsakysim į klausimus.